Nu ką, gerą dieną visiems žiūrintiem YouTube kanalą Žuklės akimirkos Visma. Šiandien po kokių 20 metų pertraukos turbūt sugalvojau tikslingai pagaudyti žiobrius. Tai va, jaukas bus stila, kriauklė. Šiaip skirtas lynui, ko puikiausiai mėgsta ir karšis, o Kuršių mariose gaudant, kada užeidavo žiobris, tai neduodavo ramybės žiobris, nespėdavo kitos žuvis prieiti. Tai dėl to sugalvojau pabandyti jį tikslingai gaudant žiobrius. Bus matyt, kas čia gausis. Net nežinau, žmonių nėra, keista. Toks jausmas, kad nelabai turėtų žuvies būti, jeigu žmonių nėra. Čianais, kada žuvies yra, tai žmonių tiek, kad nėra kur kojos padėti. Nu ką, sistemėlė bus paprasta, inlainas su kasele. Ar nepadariau klaidos, kad neužsidėjau fidergamo, dar nežinau, sužinosim. Žiūrėsim, ant kiek pikti tie žiobriai čia. Ir tuo pačiu testuosiu naują kristalo kotuką. Tokį va. Crystal Ambition. Šitas pas manęs tokie žiedukai be keramikos. Šitas pas mane yra 3,90 iki 120. Ilgių yra įvairiausių nuo 3,30 iki 4,20 ir ten nuo 70 beros ar 75 gramų iki 200. Tai va, šiandien testuosim, žiūrėsim kaip čia kas. Nu ką, tik užmečiau kotą keliu, patvarkyti. Ir yra. Ta prasme, net per su ranką jaučiau per kotą kaip kimba. Tas gyvatė. Nu ką, gražus žiobriukas. Nu, koksai žiobriukas. Pirmas yra. Ir vos tik praėjus keliom minutėm. Aš, kadangi žuvies nevalgau, chebra, nepykit, bet aš jos iškart paleidžiu, net sieto neturiu. Tai va, situacija tokia, kad po kokias 7 šėryklas jauko suleidau ir tik užsimečiau ir iškart kibimas. Žiūrėsim, kaip toliau seksis. Šitos pagavau ant musės lervų krūvos, ant kito koto odo trūklio lervos su pinkiais. Žiūrėsim, kas čia bus geriau. O, kaip piktai. Ir vėl ant šitą kotą, ant distanco. Aš noriu pagauti ant ambitioną. O, gražus žiobris. O, kaip piktai.
biškį praspardėjo, išsipurvina, bet o, koks gražus žebriukas. Šitas ant slieko su musės lerva. Jeigu paleisim, mes neturim ką veikti su jais. Realiai, kaip ir sakiau, norėčiau ant ambišino pagauti, pasižiūrėti, kaip tas kotukas dirba. Nu, tikėkim, dar pagausiu. Jo, čia va buvo kibimas. Dabar suprantu, ką kalba apie žiobrinius kibimus, bet kaip aš jo nepakirtau, nelabai žinau. Bet šitas buvo geras. Čia vat buvo tikrai geras kliovas. Nėra vėl. Jau kai kėliau, jaučiau, kad atšovė net šėryklą. Tik pakėliau ir jaučiau, kaip pats prieginai. Jo, čia yra kibimai, čia aš suprantu dabar, ne taip kaip ryte. O, есть контакт. O, tai tik tai. Kur tu ten į krantą lendi? Nedidelis, bet piktas. Jis žalias iš žalių. Kaip nedidelis. Nu, jau, čia gražus. O, kedėm. Panašus į mane. Gal kažkiek. Viskas. O kur tie? O. Nu pagaliau ant ambišino. Nedidelis kažkoks. Jėtis. Kas šis bus? Oi. Nu pažiūrim. Kaip koja graži, kad kas kelia, normaliai, o kokia koja. Na ką, baigiau šiandieną savo žvejybą. 3, man atrodo, žiobrius pagavau, keletas kibimų dar buvo, nuėjimų, nepakirtimų. Toks jausmas, kad prašokantis kibo, nes prakimba kurį laiką, vėl pertrauka, vėl prakimba, o paskui liko tik raudelės. Tai va, norėjau labai ant ambišino feederio pagauti kažkokią stipresnę žuvį, bet šiandieną neišėjo. Pagavau, sakau, tik keletą raudelių. Tai, bet šiaip smagus kotukas, ta prasme tikrai dailus, va, faina rankena, patogi labai, žiedeliai be keramikų. Ir jo, norėjau pasižiūrėti, kaip jisai dirba su žuvim, bet manau tikrai nebus problemų, viskas bus gerai, meta tikrai gerai. Žodžiu, dar vienas smagus feederiukas. Tiems, kas nežinot, aš jais prekiauju, lygiai taip pat kaip ir FL distancais strategistais, kurie jau puikiai daugumai žinomi. Taip pat yra žinomos Feeder Zone ritelės jau nuo praeito sezono, gerą vardą užsitarnavusios, o vieną dar bandžiausi FL naują modeliukas Strategist Feeder Pro 6000, čia pas manęs uždėta, valiuką kloja gražiai, dirba tvarkingai, sliekinė pavara, taip kad bus
kokybiškas, tvirtas darbinis arklys. Ir tiesa, greitas stabdis, greita frikcija. Pusę pasukimo reguliuojat žuvies eigą. Tai va, kol kas dėkui, kad žiūrėjot ir iki kitų susitikimų.